Sveiki, aš Audrius Miškinys, Viasat krepšinio reporteris. Ir jau šiandien mes susipažinsime su vyrų krepšinio rinktinė, tačiau dar kol kas ne krepšinio aikštėje, o filmavimo studijoje. Sutikome Mindaugą ir norime paklausti, kur taip Mindaugas skuboje. Tai va, buvau iškviestas čia į TV3 studiją, sakė, filmavimas kažkoks tai bus, kažką smagiai veiksim, tai pažiūrėsim. Ir tu jau dabar šiuo metu jau išgrimuotas, paruoštas filmavimą? Jo, matai, koks bais su tai jau. O tai šita tavo ševeliūra jau jinai paruošta, skaitai? Čia ne ševeliūra, čia lizdas paukščių. Ai, čia paukščių lizdas. Tai jau jis paruoštas? Jo. Tai ką, gandrai jau gali sukti ir nešt, dėti kiaušinius, taip? Gali. Sutikome žmogų legendą ir norime dabar pasiteirauti, sužinoti, kaip krepšininkai jaučiasi, kai apie juos yra kuriami reklaminiai filmai ir jie dirba studijoje. Vienu žodžiu, seniau jeigu būtų tas, kai dar žaidė visi Arvidas, visi, tai aš abejoju, ar taip čia jūs priprašytų su tom reklamom. Bet dabar matyt, kada yra kita visai situacija, man atrodo, kad jie su didesniu noru eina. Kaip tu jautiesi dalyvaudamas reklamose ir po jų? Sunkiai. Tai gal labiau alina nei treniruotė? Nu jo, daugiau laiko užima. Tai kiek panašiai tai trunka? Tai įvairiai priklauso nuo reklamos. Va šiandien važiuosiu vandenį filmuoti, tai sakė, nuo 11 iki 8 vakaro kažkur užtruks. Tai plaukiuosi? Nu turbūt. O kaip tu prieš kameras jautiesi? Pakankamai normaliai, jeigu labai skaudžių klausimų neužduoda, tai pakankamai laisvai, aišku, priklausomai ką filmuoja, kas filmuoja. O klausyk, Mindaugai, sakykime, treniruotė trūksta 2 valandas, o filmavimai kiek užima laiko? Va, vakar kaip tik teko vienoje reklamai filmuotis, tai trūko 4 valandas, tai tikrai žymiai daugiau nuvargina negu normali 2 valandų treniruotė. Pasikalbėjome su krepšininkais. Šį kartą ne apie krepšinį, tačiau apie jų darbą prieš kameras. Iki sekančio karto. Sekite mane internete.